Kai žmogus nesikreipia į brokerį, pats pardavinėja, jam atrodo, kad sutaupo ir tai galim paliesti daugelį kitų sričių, ar ne, tarkim, automobilį. Gali pats tvarkyti, ne, bet ir gali nuvežti žmogui, kuris daug kartų yra tą daręs ir padarys kokybiškai, tvarkingai ir taip toliau. O kai pats padarysi, neaišku, abu variantai yra geri, bet kuris geresnis, tai priklauso nuo žmogaus, kaip jis savo laiką vertina ir ar jis savimi pasitikė toj srity, kiek jis kartų yra tą patį padaręs. Kaip pavyzdys, brokeris per mėnesį apie 4 butus parduoda, o žmogus 25 metus pirmą kartą parduoda savo butą. Pagrindinės šio darbo specifinės dalis tai yra skambučiai visų pirma, po to susitikimai su klientais ir po to tiesiog reikia jau tą patį turtą parduoti. Pardavimo trukmė dažniausiai būna 1 mėnuo. Daugiausiai yra taip, iš tikrųjų aš ir žmonėms sakau, jūs perkat paslaugą, kad mes parduotum jūsų nekilnojamą turtą ir visą tą procesą nusiimtumėt nuo savo galvos. Kai ateina naujas brokeris pas mus dirbti, tai jis turi iš tikrųjų stiprią mokymų bazę, jam yra suteikiama, kad jis ją perėjęs galėtų kokybiškas paslaugas teikti klientam. Po to jau mažai žingsniais žmogus pereina į praktinę dalį. Tai yra skambučiai, susitikimai, bet suprantama, kiekvienas naujas brokeris yra stebimas, nes klaidų šioje srityje daryti negalima iš tikrųjų. Visas fokusas yra į nekilnojamą turtą, nes tai daugiausia teikia malonumo, galim sakyti, aš tuo šiandien kvėpuoju. Tadas dirba brokeriu mano biure ir vienas iš geriausių mano brokerių. Geros savybės jo turbūt yra to, jisai užsispyręs. Ir kažką, jeigu jau apsiims padaryti, jisai jau daro iki galo ir kartais išeidinėju iš darbo, čia jau iš ofiso reikia rakinti, žiūri, Tadas sėdi dar tam skambina, žiūri, suvedinėja, išsprendžia, jis toks orientuotas į žmonės, tarsi dėl žmonių ten padarys, kad iki galo viskas ten išeitų, būtų gerai ir pasitikėti juo ir būti ramus, kad visos tos problemos, kurios yra pas tą žmogų, parduotą turtą savo ir nupirkti kažką tai ir panašiai, Tadas tikrai pasirūpins ir viskas, jam nereikės nieko daryti.